Oi, ramų kainos kyla ir ne visi žmonės gali sau leisti sistemą su DDR5, ne visi sau gali leisti sistemą su DDR4. Nu ką, reikia rinkti turbūt su DDR3, bet, ne, man atrodo, per brangu. DDR2? DDR1. Vat prie ko reikia grįžti, kai yra ramų deficitas. Tai ką, šiandien mes turim buildą su Pentium 4, čia yra 2003 metų procekas. Mes turim motininę plokštę Asus P4 P800i. Viena žinomiausių ir legendinių Intel 478 soketo motininių plokščių, išleista 2002 metais. Plokštė yra gana aukštos klasės ir tais laikais ji buvo pardavinėjama entuziastams, overclockeriams ir gameriams, norintiems aukščiausio lygio sistemos. Ji palaiko beveik visus Pentium 4 procesorius, iki pačių galingiausių. Oficialiai palaiko DDR1 kartos atmintį, iki 4 GB. Vaizdo plokštė jungiama prie AGP 8X porto. Taip pat palaiko SATA 1 ir IDE disko interfeisus. Iš minusų yra elektrolitiniai kondensatoriai, kurie su laiku gali išsilieti. Tačiau, kaip nekeista, mano motininkė neturi jokių išsiliejusių kondensatorių. Mūsų Pentiumas yra vidutinė lyga 3 GHz, normaliai. Čia mes turim kojelės. Čia yra tas laikas, kai dar Intelas buvo su kojom. Atidarom soketą. Prociką, va taip reikia įdėti. Ir... Ne taip. Neužrašau į mane. Užrašau į kitą pusę. Jo, užrašau į kitą pusę reikia dėti. Va, turim prociką. Kitas dalykas bus ramai. Tai mes turim čia 512 ir 512. Iš viso gigabaitas DDR1 atminties. Greitis yra jos 4000. 400 MHz. Bus dual channel. Aš nežinau, dual channelas turi. Aš abejoju, kad toks dalykas egzistavo tais laikais. Man atrodo, egzistavo. Po to pažiūrėsim. O taip būtų. Ar į mėlynus reikia kišti, ar į juodus? Tai, man atrodo... Mėlyni atrodo greitesni. Mėlyni atrodo kaip gaming style. Mėlynis atrodo tokia... Bet mes pasinaudosim šitais lėtais juodais. Šiaip, man atrodo, čia skirtumo nėra, bet man patinka, kad čia yra parašyta 2,5 volto. Kiek dabar ramai yra volto? Man atrodo, DDR5 yra 1,32 volto. Jo, DDR5 sumažėjo 1,1. 1,1. DDR4 buvo 1,2, DDR3 1,5. Tai vis mažėja ir mažėja. Kiek čia? 2,5. Ar matai, koks jos ramas tiek elektros ima? Tai gal panaudojam visgi gameriškus mėlynus slotus. Dabar mums reikia aušinimą. Ir čia yra sena termopasta, kurią reikia išvalyti. Popiergalius mes neturim. Mes neįpirkome, neturėjome finansų popieriui. Einam kartu į tualetą. Varom į tualetą. Please turn off light when not in use. Turim popieriaus. Turim. O, pafilmuoju. Aš filmuoju. Aš galiu dar atzoominti. Žiūrėk, ant kiek jis yra akmuo. Reikia gramdyti. Mes esam truputį keliautojai laiku ir mes turim Arctico MX4 termopastą. Ar tikrai jį geriau aušins mūsų? Šiaip jis yra pakankamai valgantis procesas. Ten kokių, 80 vatų tais laikais čia buvo ogo. Aš pirmą kartą matau MX4 ant Pentium 4. Čia tau nešiuolaikiški kuleriai. Viskas under control. Pala, nelabai ir under control. O gal ir under. Ką manai, operatoriau? Man atrodo, tau reikia pagalbos. Ne, viskas gut, žiūrėk, viskas. Viskas? O,
Turim. O, viskas turim. Corsair, juokauju, nežinau, kokia čia kompanija iš jūsų. Net niekur neparašyta, kas šitokio. Čia koks nors Dėlas, žinai, pepigeiskas. Tai man atrodo net ne Dėlas, o Kinė kažkokia tai. Nors šiaip. Kodėl buvo neužsukta? Nu šiaip, metalas geras. Jo, čia kokybė visiškai. Man atrodo, galima kaip skydą naudot. Nepramuš. Na. Arba... Instrumentas irgi geras muzikinis. Palauk, tai mums dabar reikia šitos nuimti. Šitą. Irgi, opa. Šitie tegul pačilina. Tegul ten čilina. Taip, turim, stojkės jo yra čia. Ten, viskas yra. Tai ką. Pradedam nuo šiaip įdėjimo maitinblokio, davai pradėsim. Code Gen 300 vatų. Tai ką, gal pabandom RTX Cam 9 su šitą? Bandom. Kitas video. Ok. Vieną varžtą, kaip matau, neužtenka. Ja. Jis laikosi puikiai. Kokybė. Motininkę turim. Tai pažiūrim dabar. Įskrisk operatorių. Va, mes turim, žiūrėk, šitą. Ai. Turim. Ir motininkė važiuoja dabar. O. Žiūrėk, gerai užėjo. Turim įsuktą motininkę. Mūsų Asuso motininkė, puikiai įsukta. Toliau, ką aš pritvirtinsiu, tai eis, manau, CD-ROMas toliau eis. Dalykas, kurio dabar šiuolaikinėse korpusuose jau kaip ir nėra. Mes plemba flopiką dėsim, apie ką mes čia šnekam. Buvo Asus Quiet Track. Mes turim šitą CD-ROMą 52X Max. 52X. Čia yra greitis įrašymas PM2. Kaip manai, jeigu mes prisuksim ant vieną varžtą? Pilnai laikysis. Palauk, ne. Jis laikosi be varžtų. Palauk, pamintų sakė, kad čia yra kitokie tipai varžtų. Jo. Nu tai va, atėjo šitie kitokie tipai. Aš net neprisimenu, kur kokie, tai man atrodo, tu gali bet kokius sukti, kur tik nori. Bet jie neprisisuka. Ar... Aš nežinau. Šitas prisisuko. Šitas būt. Nu ir vieną varžtą iš kitos pusės ir bus gerai. Po vieną. Prisuksim. Mes šiaip net nežinome, ar jis veikia pirmoje vietoje, mes tiesiog tikimės, kad jis veikia. Dar aš padarysiu čia super cable managementą. Tiesiog tokį, kurį net savo pirmam bildę neturėjau. Flopikas. Opa. Turim? Jo, ir ta knopkė pradėjo veikti. Tik baigė kažką veikti. Kaip giloka ta skylė atrodo. Mes atšysit. Jeigu jums įdomu, kam mums reikalingas flopikas, mes gaminsim ant jo. Nu, ne, mes net negaiminsim, mes mokysimės. O ką mes mokysimės? Pamatysite toliau video, ką mes mokysimės. Bet mokysimės kaip, mokysimės. Mokytis gerai. Mes už švietimą. Viskas okei. Čia taip tiesiog patikrinama, kiek kokybiškas keisas. Svarbiausia nepamiršt flopiko maitinimo, nes jis yra pakankamai nestandartiškas, yra toks konektorius, toks yra keistas, kurio aš nežinau iš vis, kur dar naudojamas apart flopiko. Taigi įkišam į flopiką. Vau, koks pasak geras cable managementas. Jis bus dar geresnis. 10 kart lengviau filmuot. Turim procesoriaus maitinimas. Okay, turim. Toliau. Ai.
Turim front panelį. Dabar, čia sutvarkysiu tokį cable managementą gražų padarysiu. Dabar tiesiog kaip grabas atrodo. Mes turim Samsungo 320 GB, 7 štukos 200 RPM. Užtat nelagins Windows XP. Normaliai veiks. Mes turim paskutinį varžtą. Opa. Ir naudosim rožinį elitinį SATA laidą. Tas, kas editint, galėtumėt padaryti šitą rožinį. A? Ne, čia editoriai sakau, kad rožinių padarytų laidą. Tai jis rožinis. Aš tiesiog turėsiu tokius crazy shotus, visiškai. Aš kitaip negaliu. Įvertinkit cable managementą. O, nice. Čia būtų... Čia dar nepadarytas, aišku, bet tuoj bus padarytas. Šitą iškart klientui išipinam. Uždedam dar stiklinį panelę. Pala, truputį reikia nors žmogiškiau padaryti. Žiūrėk, šitą galim paslėpti viršų. Dabar geriau. Dabar aišku, kad geriau. Ir liko pats įdomiausias komponentas. GeForce FX 5500 buvo biudžetinė žemos klasės vaizdo plokštė iš FX 5000 serijos, išleista 2004 metais. Turi 45 milijonus tranzistorių pagal 150 nanometrų procesą. Tais laikais nebuvo unifikuotos branduolių architektūros. FX 5500 turi 4 pikselinius branduolius ir 2 verteksinius. Maksimaliai palaiko 9 DirectX. Jos našumas buvo labai silpnas net pagal 2004 metų standartus. Ribotas VRAM kiekis irgi buvo problema to meto naujose žaidimuose. Turim AGP slotą, AGP portas į AGP slotą. Turim. Atrodo, aš nesu to varžtų prisuku. Tai viskas tvarkoja, tiesiog jėgos biškį reikia panaudot. Jo, man atrodo, mūsų net ne retro, o mūsų deficito gelbėjimo buildas. Man atrodo, jis pabaigtas. Nu ką? Įvertinimas. Buildo. Nu ką, mes turim buildą pabaigtą ir dabar mes testuosim, kaip jis veiks. Ar iš jis pasileis, ar normaliai veiks. Nu, dėmesio, klausom. Aš esu nusivylęs. Man atrodo, tai parodo, kad net Windows XP laikais Windowsas buvo gaidys ir tiesiog tau random lenteles mėtė. Žiūrėk, Oskarai, aš matau, tu turi daug problemų su kompiuteriais, aš tavo... Windows XP visiškiem naujokam. Išmok pats. Visos pagrindinės funkcijos. Išsamus darbo, išsamus. Gausiai iliustruota. Taip, tai va čia galbūt bus parodyta, kaip garsą pajungti. Ok, bakstelėjimas dešinioji pelės klavišų. Nu tai va, po poros valandų, kiek mes čia valandą kažkur, tai truputį daugiau negu valandą, ja? Man atrodo 2. 2. Kol mes čia žaidimus rašėm iš Steam'o, kol mes čia softą skirtingą, monitoringą ir taip toliau, aš šiaip suklydau, sakydamas, koks čia procekas. Čia yra Prescottas. Prescottas yra Prescottas yra serija pačių galingiausių jau procesorių iš 4 Pentiumo. Dar noriu paraginti CPU-Z benchmarką ir palyginti su šiuolaikiniais procesoriais. Koks yra skirtumas šitų procesorių? Raninam? Raninam. Let's go. Ok, Tram 3 taškai. Tram 3 taškai ant multifredo, nes mes turim hiperthreadingą. Yra vienas koras, 2 threadai. Bet kažkaip tai hiperthreadingas, pažiūrėk, kaip jis veikia. Jisai visai gerai veikia, kiek čia vos ne 20% improvementas. 2%. Nu ką, palyginam su... Aš negaliu nieko palyginti. Nėra su kom palyginti, tiesiog hui. Ok, jau ką, aš tiesiog
čia kažkur tai arba čia kažkur tai parašysiu duomenys iš vis skirtingų procikų, kiek jie surenka. Va čia vat dabar. Mes galim jungti gėjimus. Ką? Jungiam. Varom antrą Half-Life. Varom. Let's go. Jisai skamba normaliai. Labai tinkamas laikas. Tram 4, Tram 6, pamiršau parodyti. 800 ant 600 ir medium, low, medium, o to tokius, vat, maišytas truputį. Lemba, Tram FPS. Jau, kaip jis reipina. Kolonkės tai GG. Čia dar ne Max garsas ant kolonkių. Radioaktyvės Černobylio kolonkės veikia, kad eiktų na... Žinai, šiuolaikiškos kolonkės taip garsiai net nekala. Tokios mažos ir taip varo, jeigu pažiūrėsim į FPS-ą, gigas ramų suvalgytas, Tram FPS-ų. Jeigu mes išsuksim settingus, pastatom aukščiausią šio monitoriaus rezoliuciją 1280 ant 10:4. Kaip buvo, kiek bus FPS? Duodu 15. Stabiliai. Ok. O čia apie ką mes šnekam. O kiek buvo? Buvo 30, jo, va. Va šitoj vietoje, kai aš bėgau, buvo 30 ant 800, ant 600 rezoliucijos. Va, 15, 12, 10, 12, 13, va. Jo, vaizduškė bulvė. Ką, varom kitą geimą? Varom kitą geimą. Half-Life mes protestavom, jis veikia. Šiaip, jis gerai veikia. O, 120 FPS meniu. Wow. Yes, I'd like to create. Koks neimas bus? Pentium kit. Pentium. Yes, Pentium. Iš karto užeinam į settingus. Muzikos nėra. Šiaip, ne. Oh. Yra. Garsas yra. Muzikos nėra. Ai. Čia ne muzika? Ne. Čia ne ta muzika, kurios aš tikėčiausi. Žiūrėk, mes dabar turim 800 ant 600 ir level of detail per vidurį. Baisus garsai. Kiek bus FPS-ų? Opa, žiūrėk, Vatsokas yra. Vam 6. 15. Kelintų metų antras undergroundas? Aš spėju 4. 4. Bet žiūrėk, čia labai įdomiai. Memory naudojasi GPU tik tai CAM 3 megai, kas yra tikėtina. Čia senas žaidimas. Bet procesorius irgi būna tik tai 5% išnaudojimas. Tai kur stabdo? Nu, stabdo vaizduškę. Karšta šiaip karšta. Jei temperatūra užta. Nežinau, nu kiek? Nu, 60 laipsnių. Šiam 2, šiam 3, šiam 1. Aš būsiu termometras. Jeigu čia nėra overlėjo temperatūros. Šiam 2. Blemba, šiam 5. Šiam 9. Nice. Blemba, tai undergroundas daugiau valgo vaizduškės negu Half-Life'as antras. O čia kokia rezoliucija? 800 ant 600. O, wow, čia labai žema. Čia žopa. Pasirodo, kad jo. Čia žopa. Bet čia mūsų level of detail yra labai... Jeigu aš sumažinsiu level of detail iki 8, Gal čia tiesiog shaderiai tiesiog uždominuoja visą kortą tiesiog. Tai taip ir yra. O jeigu mes išsuksim viską ant ultra? Oh my god, Need for Speed Underground 2 ant ultra? Ant 800, ant 600 ir ant ultra. 6 FPS-ai. Man rodos, šitie efektai yra labai nepalankų šiai kortai. Bet kaip gražu, pažiūrėk. Wow, čia tiesiog tikras gyvenimas. Čia yra Forzos lygis. Bet ir prociko daugiau valgo, matai? Čia gal render distance'as tiesiog didesnis ir daugiau mašinų. Faktas.
6, nu jo, čia daug. Ant visų 3 GHz tiesiog procesas varo, stumia. Ok, davai sumažinam level of detail iki minimaliausio ir rezoliuciją išsukam. Šiaip aš turiu tarimais gerai veiks. Pažiūrim, geriau negu ant max ir žemos rezoliucijos. Ne, dar galima aukščiau. Jo, čia mūsų native rezoliucija. Nes aš turiu tarimą, čia kažkoks efektas tiesiog sunaikina viską. Tram 7, žiūrėk. Tram 5. Tram 4. Žinai, man maloniau žaisti su aukštesnė rezoliucija ir su žemesniam grafikom, negu su žemesnė rezoliucija ir aukštesniam grafikom. Vis tiek rezoliucija daugiau įtakoja vaizdą negu grafiką. Bet, pavyzdžiui, ant šito monitorius man 800-600 yra visai ok. Nu, ok, bet pažiūrėk, kaip atrodo native. Jo, bet tu turėtum reflections nuo kelio. O dabar nėra. RTX būtų. Turėtume RTX, jo. RTX tiesiog. Lemba, šitam kompui būtų įdomu padaryti upgrade'ą vaizduškės. Nes procesas ogo kaip gali. Procesas tikrai gali. Tu matai pats 100 FPS išspaudė. Ką dabar mes klasiką 1.6? Palauk, prieš jungdamas 1.6 pažiūrim temperatūras, kurios buvo. Aukščiausia buvo 5.7. Tai visiškai nieko. O vaizduškė? GPU, blemba. Čia, man atrodo, nemonitorina GPU vaizduškės. Man atrodo, GPU net neturėjo gal tais laikais šito sensoriaus. Žinai, man atrodo, galima iš karto... Viską ant aukštų? Jo, man atrodo, tikrai patems. Bam. Krasava, gražu. Čia užlokinta šiam. Nu, aš spėjau kokį smauką numesi. Palauk, o čia gali būti, kad visinkas yra įjungtas. Labai taip. Ai, bet ten yra komanda, kad unlockinti FPS. Bet šiaip šiam žiūrėk, va, sprau. Ai, čia pusiški. Reikia garsą. O, autentiška dabar. Ai, FPS override 1. FPS. Ne, jis tokios komandos nežiūrė. Tai gal mums nereikia, tegul būna su visinkai. Mes vis tiek matome, kad jis dropina žemiau negu šiam, tai jis kažkur ten ir skraido. Jis nedropina, žiūrėk, jis laikosi. Jis dropina. Davai smauką nuperkam ir numetam. Bet čia bus geriausias. Važiuok, PM9. Čia bus geriausias benchmarkas. Va, PM8, mačiau. Tai jis kažkur ten ir havelina. Tiesiog maža fluktuacija. Va dabar bus tikrai... O! Wow. Ok, dabar aš turiu įtarimą, kad čia kažkas yra labai su kažkokiu specifiniu efektu, kad taip iškart dropina. Nu tai čia smauka. Nu, bet vis tiek čia ne toks didelis skirtumas turėtų būti. Ne nuo 60 iki 20. Tu žinai, kad ant Enter galima šaudyti? Aš ne. Taip, o Counter-Strike Source'as, pažiūrim, kaip jis veiks. Čia visų mėgstamiausias, pati geriausia Counter-Strike versija. Aišku. Černobylis užknyso tiesiog. High. Palik kaip yra. 800 ant šiam ir high. 600. Davai, sukuriam vėl, create server. Office'ą, man patinka Office'as, davai Office'ą. Ok. Davai, Černobylį gražinam. Mes turim PM3 FPS. Blemba, per CSGO anksčiau irgi buvo radijas, jo? O dabar CS2 nėra radijo. Čia yra radijas. Kodėl jie mimus įdėjo į... Mūsų kompą nušoviai. Šiaip čia yra AMD. Pažiūrėk. Va, žiūrėk. Čia yra AMD cooleris, nes tikrai ne kaip Intelio, nes Intelio va taip yra. Tvirtinimas. Irgi turi printerio šito porto rožinį. Matau 2 stikai ramo. Kažkokia vaizduškė tikrai... Ai, čia net ne vaizduškė, čia audio korta, nes vaizduškė yra į AGP slotą dedasi. Čia yra kažkoks, turbūt Sound Blasteris
Nežinau. O, Via chipsetas yra. Motininkė su Via chipsetu matau. Dieva, kaip jiems leido atskanuot motininkę ir įdėti savo žaidimą. Kas čia per Aris Technology. Kažkoks maitinlakis. Aris, žinau. Palauk, o čia yra vienodi kompai visame Mac, ar yra skirtingi kompai? Čia iš vis tuščia, bet jo, toks pats maitinlakis, bet be motininkės iš vis. Aš turėjau tą padaryti. Gerai, jisai veikia puikiai. Davai niuką, jo. Jo. A čia nėra niuko. Čia reikia atsisiūs. Davai Dust antrą. Wow. Tai štai kaip gerai veikia mūsų retro buildas. Tuninkis rytoj pamatyti geresnį epizodą. Palauk, pažiūrim. Davai, aš restartavau. Dust antras. Ar pasileis antras Dustas? Ojoj. Žinai, antro, čia problema šitoj kreivoj Steam versijai. Gali būt. Man atrodo, reikia restartuoti kompą. O, dabargi bus... Oh my god, čia Windows pirmą kartą išgirsim po tiek laiko. Taip. Nes mes tai driverių neturėjom, tai kolonką nepajungėm, tai tiesiog pamiršome įjungti garsą, o dabar mes įrašysim tą momentą įjungimo. Čia tiesiog kaip Windows'as prasideda. Čia visiška pradžia Windows. Mezon. O ne, tik ne Mezon internetas. O ne. Pasiruošęs? Yeah. Can it run Crysis? Bet kas yra amžinybės klausimas, visos žmonijos didžiausias klausimas. Pasiruošęs? Važiuojam. Davai. O ne, kas čia? Ne, it might run. Ai, It might produce might crashes. run. It's okay. It's okay. It's okay. It's good. Ne, might reiškia viskas veiks. Please tell Microsoft about this problem. Can it run Crysis? Dar kartą. No, it cannot. Aš turiu įtarimą, kad čia galima tiesiog ramas pasibaigė. Jisai ant 1 gigo abejoja, kad pasileis. O kiek yra minimalkė Crysis'o? Geras klausimas. Tuoj pažiūrėsim. 1 gigas ramo, Pentium 4, 2,8 GHz, pas mus 3. Viskas normaliai. Gal tada... Ai, o kokia vaizduškė minim... Ai. GPU. Nvidia 6 štukos 800 GT. Mes su savo 500 galim eiti... Taigi nusprendėm dar pabandyti San Andresą paleisti. Kaipgi be GTA-škės. Turim pažiūrėti, kaip jį irgi veikia. Ai, garsas. Čia. Mes šito negalim playint. Gerai, čia yra 2004 metų žaidimas. Draw distance. Pažiūrėjom, kaip dabar ant defaultinių. Nu gerai, 800 ant... Da, taip, tikiu. Truputį aukštesnė rezoliucija bus. Čia kaip aš prisimenu, mano laptopą veikia. Ant tiek blogai. Okay. Ant tiek viskas blogai. Davai rezoliuciją nuleidžiam. Ok, 800 ant 600. O, still garbage. Kaip galvoju, kas bus kitų suausia? Jį tiesiog nutrenkia. Davai sumažinam iki... Davai efektus nuleisk. Medium. Gerai, low. Be šansų. Ir draw distance iki minimalkis. Aš esu labai toks Normaliai? už draw distance. Nu, pažiūrim.
Žiūrėk, 2.6. Ne. Ar gali dabar tiesiog sugrąžinti atgal draw distance ir palikti efektus ant tokių? Davai. Jo, žiūrėk. Aš sakau, aš turiu įtarimą, čia vienas efektas, kažkuris tiesiog sunaikina mūsų GPU. What the fuck, kaip... 40. Žinai, aš tikiu mūsų procą, reikia prabenchmarkinti procą ir pastatom maksimalų draw distance. Ne, tai čia nėra ką benchmarkinti. Čia gerai. Man atrodo, dabar užkelsim ant medium, pavyzdžiui, efektus ir viskas, jisai gone. Nu jo, bet žiūrėk, gerai, normaliai veikia. Nu, tvarkas. Row Street, home. Pabandom pastatyti iki medium. Va, medium. Viskas, it's gone. Oh, it's not gone. 30? No, Ne. Iš karto toliau pažiūri. Bet čia vienas efektas aš turiu įtarimą, čia negali būti, kad viskas. San Andrėse nėra atskirų nustatymų, matai, čia yra tiesiog vienas, all visual FX quality, tiesiog medium, low arba high, very high. Tiesiog nėra kito pasirinkimo. Tai va, ant low, va, taram, kiamą FPS normaliai. Šiaip man įdomu, ar mes galime rezoliucijų užkelti ir neprarasti FPS-ą. Jo, galim. 2.7. Jo. Gerai, šiaip gerai. Žiūrėk, čia pačioj pirmoje misijoje, jeigu nuvarysi į garažą, susirasi naikintuvą. O tokia būtų simuliacija. Bet kaip garsiai gali tokios kolonkės veikti? Jos šiaip įtartinai garsiai veikia. Žiauriai garsiai. Jos pas mane ne taip garsiai veikia. Bet superovai veikia San Andresas šiaip, vat. Ant low nustatymo, ant va tokios vat beveik native rezoliucijos žiauriai gerai veikia. Ant maximum draw distance, nes procesas išveža tiesiog. O vaizduškė ne. Au! Matei? Tai žiūrėk. Kas dar taip gali? Viskas, ir aš gyvas. Balasai čia. Ateikit čia. Ateikit čia, balasai. Nu ką, GTA 4 bandau? Jo. Pamenat, aš sakiau pradžioje, kai bildinau kompą, kad flopikas yra ne šiaip savo, šitam bilde. Mes turim ket taisyklės, ket bilietus, ket testus. Tuoj mes išmoksim, kaip vairuoti. Floppy A. Wow. Ok. O, turim, veikia. Važiuojam. Tu iš vis operatorių vairuot moki? Ne. Nu, ok. Va ir išmoksi. Vairuotojų laikomas asmuo, vairuojantis transporto priemonę, varantis kelių gyvulius, jojantis ant gyvuliais. Man atrodo, 4. Čia. Tam antie greitai, net nespėjau. Ką motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo pavežti savo transporto priemonę? 3. Nuvežti į gydymo vietą asmenys, kuriems reikia skubios medicinos pagalbos. Lyjant lietui motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo važiuoti įjungęs... 2. Čia rūko žibintai ne prie ko. Teisingai. Ar leidžiama važiuoti vairuotojui keisti eismo juostą, kada eismas labai judrus ir visos eismo juostos užimtos? Nu, mangi reikia pasukti, apsisukti, aišku, galima. Tingiu skaityti. Davai. Teisingas buvo, jo? Ne teisingas. Pas savo 3 klaidas viskas neišlaikai. Kuris automobilis privalo duoti kelią? Tai 2. Teisingai. Bet čia visi draudžiami veiksmai yra. Visais. Lengviausias variantas yra paspausti visais. Kur draudžiama transporto priemonėmis sustot ir stovėti? Man atrodo, reikia paspausti vėl ant visų. Štingi. Kaip išeiti? Nežinau, Alt F4. Neveikia. Čia toks fizinis pakeitimas. Čia Trump 5 yra. Wow, kiek tu daug pataikai, tiesiog spausdina. Aš tiesiog spaudžiu F2.
Kaip išlaikyti teises? Tiesiog F2 spausk. Taip reikia regitroje, tiesiog F2. Žiūrėk, kad išimt disketą, nežinau, ar čia mano piršto užteks. Jo, atsuktuvą reikia. Va. Nes mygtukas yra Giliai. taip. Bet čia by design, čia ne mūsų klaida. Va, turim. Oi, šiltas. Žinai, man atrodo, visi, kas naudojasi disketėmis tais metais, čia buvo jų fidgetas, antistresas. Na taip. Nu ką, jeigu jums patiko šitas video, statykite laikus, komentuokite, prenumeruokite ir rašykite į komentarus, ar patiko iš vis tokia idėja tokio retro buildo. Jeigu jo, tai galėsiu dar kažką tai tokio surinkti. Pavyzdžiui, iš 2008 metų dalių, arba ten 12, 13 dalių tikrai turiu. Taigi, reikia tik jūsų feedback. O jūs žiūrėjote kanalą Cubuilds, aš Oskaras, iki pasimatymo kitose video.